Savaitgalį FIBA centrinė valdyba nusprendė, kad 2012 m. Londono olimpinių žaidynių krepšinio turnyro atranką organizuos ne Lietuva, o Venesuela. Rengti šį turnyrą taip pat pageidavo Makedonija ir Angola, tačiau posėdžio išvakarėse pasitraukė iš konkurencinės kovos. Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas pripažino, kad toks sprendimas buvo netikėtas. Liūdna, jog politika ima virš sporto, ypatingai šiuo atveju, kada didžioji dauguma komandų turi keisti praktiškai ir klimato juostą, ir laiko juostą 2 kartus prieš olimpiadą. Bet yra kaip yra ir aš manau, kad taip, sakysim, bus precedentas ateičiai ir Lietuva skirs žymiai didesnį dėmesį tarptautiniai krepšinio politikai. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos vyriausias treneris docentas Šarūnas Sakalauskas taip pat mano, kad toks sprendimas netikėtas, tačiau jo nuomonė Lietuvos rinktinė parengs gerą planą ir pasiruoš tinkamai šiam atrankos turnyrui. Netikėtas sprendimas. Vis tik tai Venesuela nėra krepšinio šalis. Mažiausia tikimasi, kad bus žemynė šalyje, kur krepšinis populiarus, kur atvykti daugmaž visiems patogu. Tai aišku, netikėtas sprendimas. Aš manau, kad jeigu jūs paklaustumėte dar kelių trenerių ir sirgalių, tai nuomonės skirtingos būtų. Visi sakytų blogai, klimato juostos. Geriausia žino vyrtreneris ir aišku, jam tas jau galvos skausmas dabar yra, bet šalia vyrtrenerio yra komandos gydytojai, dietologai, kurie dirbs kartu, suplanuos kelionę, išnagrinės klimatinės zonas, laikų juostas, viską ir bus parengtas geras planas. Aš manau, kad mes esame pakankamai profesionalus, kad pasiruoštume gerai. Turės įtaką, nes reikia studijuoti kitą žemyną, kitas klimatinės juostas, negu kad gyvenant Europoje gyvenant. Mes jau, sakykime, gan greitai galima pasakyti, kas yra Jungtinėje karalystėje, kas yra Vokietijoje, kas yra Graikijoje. Tai vis tik tai Europa yra ir priimta, ir kelionės yra trumpos. Visas šitas. Ir aišku, žaidėjams yra žymiai sunkiau kitam žemynę žaisti. Kalbinti Vilniečių šią FIBA žinią vadina keista, tačiau tiki Lietuvos krepšinio rinktinės sėkme. Liūdnai, kaip čia būtų linksmiau. Kaip manote, kaip tai įtakos mūsų krepšininkų žaidimą, kad kitame žemyne reikia žaisti? Laimėt bus sunkiau, bet yra proga pasitempti. Sunkiai. Tikėjausi, kad lietuviai sugebės daugiau ir mes būsim pirmi. Manau, gerai žais lietuviai ir viskas bus gerai. Manau, kad ir tikrai pasiseks mums. Aš girdėjau, aš nesu to specialistas, bet man atrodo, keistoka. Nes, čia atrodo politika, reiškia vis tiek. Pietų Amerikos žemynas didelis, tenai matyt žvelgiama į tą būsimą rinką ir galvojama, aš nežinau, ne toj srity. Jo, man atrodė keistoka ir tiek. Priminsime, kad atrankos turnyre dalyvaus 12 šalių rinktinės – Lietuvos, Makedonijos, Graikijos, Rusijos, Dominikos Respublikos, Puerto Riko, Venesuelos, Jordanijos, Korėjos, Angolos, Nigerijos ir Naujosios Zelandijos. Londono olimpinės žaidynės vyks Liepos 28 rugpjūčio 12 dienomis. Tomas Ramanskas, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios + Vilnius.